Labadiena. Labadiena. Šiandieną norisi tave, Gintarai, pakalbinti tokia tema - žurnalistika, spauda, išlikimas. Ir dar, jeigu spėsime, kitas toks, galbūt tik tai įžengsime į tą klausimą, kaip filtruoti, sakykime, eiliniam žmogui spaudos pranešimus, ar yra gal kažkokie ten įrankiai filtrų. Tai va, pirmiausia, norėtųsi pakalbėti apie spaudą kaip tokią. Ar jinai dar madinga, ar tai jau praeitis? Tai labas vakaras, diena, rytas, naktis, paryčiai, kada jūs tai klausot. Na, truputėlį reikėtų pradėti nuo savęs, kodėl aš apie tai turėčiau kalbėti. Kadangi mano stažas spaudoje, popierinėje spaudoje, prasidėjo dar 88 metais. Tai jau galima sakyti 35 metai, kai aš tuo keliu ėjau, su didesnėm, mažesnėm pertraukom. Buvo etapai, kai teko dirbti ir viešųjų ryšių specialistų, ir reklamoj, bet su medijom esu susijęs, beveik visą savo darbą stažą, vienaip ar kitaip, daugiau ar mažiau. Ir esu dirbęs arba buvęs įvairiuose situacijose. Ta prasme, tiek iš, sakykime, reklamos davėjų, tiek iš darbdavių pozicijų, tiek iš paprasto darbuotojo. Tai vėlgi aš galėčiau daug kalbėti, kokia ta dabartinė žiniasklaida gera ar bloga, bet sustosiu ties viena mintim, kad 2/3 atvejų tai yra propagandos įrankis. Tai yra tapo propagandos įrankis ir, sakyčiau, propagandos tokios brutalios, grubios, kuri per daug jau kišasi į žmogaus pasirinkimo laisvę ir siaurina tą pasirinkimo laisvę, suvesdama tą informaciją arba pateikdama tą informaciją šviesoje, kur maždaug yra vienodas traktavimas. Jeigu atkreipsime dėmesį į visus portalus, taip vadinamus, ar ne, jeigu imsime pasauliniu mastu media kanalus, internetinius ir popierinius, kurie dar išlikę, ir video formate, ir televizijas, tai mes rasim, kad visur yra tas pats. Visur yra tas pats ir pamažu media kanalai, jie yra korumpuojami, jie tampa administravimo įrankiais ir jie tampa nuomonės formavimo įrankiais, bet anaiptol ne demokratijos įrankiais, nes susiaurinama žmogui galimybė pasirinkti žinias arba žinių traktavimą, nes žinios gali būti kaip žinios, bet traktavimas, kaip tą interpretuoti, tokios galimybės mes nebeturim ir greit visai neturėsim. Tai yra kita tema, bet gal tu dar kažką nori įsibėgėjus paklausti. Nes ką norėčiau dar paklausti, tiek tu, tiek aš gal mažiau, bet tu, aišku, didesnį tą laiko tarpą savo gyvenimo laiką skyrė spaudai, aš gal šiek tiek mažiau, man radijui teko dirbti apie 10 metų, irgi taip pat su dienos temomis, su politinėmis, su įvairiomis kitomis aktualijomis, bet aš ką noriu tiek ir prisiminti, tiek ir dabar palyginti, kaip buvo ir kaip yra dabar. Anksčiau mes žinias ieškojom ir, sakykime, stengiamės būti įvykių srautuose ir jas pateikti objektyviai, net subjektyviai. Tiek ir tu taip pat buvai vienas iš aktyvesnių rašančių žurnalistų, tiek Lietuvos žiniose, tiek kitose žurnaluose ir panašiai. Bet šiai dienai tos žinios, kiek ir aš stebiu, kiek mano ir tu stebi, jos pasidarė
labai vienodos, nebėra įvairovės ir visos žinios yra lygtai nuleistos visiems vienu metu tos pačios. Taip ir yra, dėja, žinios yra ne tai, kad kažkas nuleidžia, bet čia yra dar subtilesni dalykai. Tai turi labai gilias priežastis tiek, sakykime, pačio žmogaus, kuris dirba žiniasklaidai, kaip jisai tai įsivaizduoja. Kitas dalykas, tai yra susijęs su bendra tendencija algoritmizuoti šitą procesą ir mes dabar jau prieiname prie tokių reiškinių, kaip apskritai žinių, kurias sukuria dirbtinis intelektas arba dirbtinio intelekto keliu, kurios sukuriamos tos žinios, ta informacija. Ir ne tik tai yra kaip specialus kažkoks tai užsakymas ar kažkoks tai nurodymas iš viršaus. Tiesiog patys žmonės to nori, jie siekia tą daryti, jie nori, kad taip žmonės kiti žinoti, kaip jie pasakoja. Ir specialiai telefonu arba elektroniniu paštu niekas nenurodo, ką reikia daryti. Čia yra procesas, kuris vadinasi visuomenės algoritmizacija. Tai yra visuomenės ugdymas arba formavimas pagal tokio termitino, spiečiaus arba tarakonino, visuotinio tarakonino principą, kai pagal komandas, pagal tam tikras gairias, ženklus ir simbolius žmonės yra mokomi elgtis vienodai arba mokomi ugdomi juose įpročiai pasirinkti vieną ar kitą sprendimą atitinkamai paskelbtų žinių. Tas dalykas prasidėjo, 20 metų atgal ir jo tikslas yra padaryti visuomenę priklausomą nuo tam tikrų centrų, kurie tos algoritmus kūrė. Po to tie algoritmai jau perina į dirbtinio intelekto zoną ir žmogaus kaip ir nereikia, bet visa ta sriuba, visa ta žinių karuselė, kaip čia vadinti, žinių paletė arba ta informacija, jinai skirta ne tam, kad žmogų informuoti ir suteikti galimybę jam pasirinkti, bet tam, kad sukelt vieną ar kitą emociją, teigiamą arba neigiamą. Ir čia yra tai mygtukai, sugebėjimas sukelti teigiamą arba neigiamą emociją pas žmonės ir tuo būdu tie žmonės yra pastumėjami vienokiems ar kitokiems sprendimams ir tokiems sprendimams, pasirinkimams, kuriuos nori tie užsakovai, bet tai yra ir tampa įpročiu, tampa gyvenimo norma ir čia yra ilgalaikis tikslas, ilgalaikis siekis, kad valstybės, miestai, apskritai žmonija, jinai taptų glaustai ir darniai susijusi su dirbtiniu intelektu ir kad per dirbtinio intelekto algoritmus po to būtų ir pati visuomenė valdoma. Todėl ir mes matome šiandien labai daug tokių standartinių dalykų, kurie kaip paruoštukai yra paruošiami ir nieko iš šonos. Kitas dalykas, tai priveda prie tokių dalykų, tokių reiškinių kaip vienos tiesos monopolija, vienos tiesos arba vienodo informacijos arba reiškinių arba įvykių traktavimo. Tai pagal vieną modelį, taip kaip reikia. Bet mes žinom, kad yra truputėlį kitaip, nes pagal vieną tokią teoriją, berods tos teorijos autoris yra toks filosofas Poperis. Žinia arba bet kokia mintis, teorija, įsitikinimas, yra teisingas tol, kol jį galima sukritikuoti. Tai yra tol, kol jisai turi opoziciją ir tol, kol yra kitokia nuomonė, tol, kol yra kitoks požiūris. Jeigu tik tai uždaroma galimybė kitokiam požiūriui arba kitokiai nuomonei pasireikšti, arba tiesiog neleidžiama tam, kad taip įvyktų, vadinasi, ir nėra taip, kad ta informacija, kuri
skleidžiama viešai, yra teisinga, nes tiesiog blokuojamas kitos galimybės patikrinti ir įsitikinti, kad tai yra tikra. Kitas dalykas, mes gyvenam dideliai tokio dirbtinos tokios pakeistos realybės formavimo irgi sriuboj, kaip čia pavadinti, sistemoje, kuriama alternatyvi tikrovė, kuri yra papildoma virtualia erdvė. Vat mes turim tą tikrą tikrovę, stalas, kėdė, langas, viskas. Ir mes turim papildytą tikrovę, kuri yra papildoma internetiniais portalais, įvairiais socialiniais tinklais ir kitokiais dalykais, kurie tiesiog gyvenimas viešosiuose paslaugose, e-paslaugos ir taip toliau, visas mūsų gyvenimas tampa neįmanomas be telefonų, kompiuterių ir taip toliau. Tai vat jau realybė įsiplečia link to. Ir kadangi susidaro tokia keista iliuzija, kad liktai mums galimybės atsiranda plėsti tą realybę, dėl to, kad mums elektroninė erdvė prisideda prie tos realybės, kurią mes įpratę suvokti penkiamuslėm, bet tai yra tokia saviapgaulė, tokia kaip ir spastai. Kodėl tai yra spastai? Spastai yra todėl, kad mūsų sąmonė sukoncentruojama yra į tą pakeistą realybę, dirbtinę, tokią sintetinę, ir ten mus labiau galima kontroliuoti. Per ten mus galima lengviau valdyti. Tai va, todėl ir atrodo taip, kad visa žiniasklaida yra vienoda. Visi straipsniai, reportažai iš tų valdomų televizijų ir kanalų ir socialinių tinklų yra vienodai arba vienodai pateikiami, vienodoje traktuotėje pateikiami. Ar tai būtų vienoj barikado pusėje ta informacija, ar kitoj, tai yra vienodas toksai pateikimas. Antras dalykas, yra labai daug biurokratijos ir tokio nupirkimo pačios žiniasklaidos, medijų kanalų. Jeigu dabar suskaičiuosim žiniasklaidos priemonės arba kanalus, kurie yra nepriklausomi iš viso nuo kokių nors verslo struktūrų, tai jų beveik nerasim. Visą laiką atsiras, kas nupirkta arba jau nupirkti senai, tie kanalai yra priklausomi, o tokių, kad būtų visiškai laisvi, tai turbūt dėja vieną kitą rasim, o jo labiau gal kažkam regione, tokia miestelė, gal atsiras vienas kitas toksai, bet viskas daugiau mes jokių laisvų kanalų nematom. Antras dalykas yra valdžia, kuri formuoja žiniasklaidos darbotvarkę per pinigus, nes yra projektai, yra fondai ir valdžia duoda žiniasklaidai sudirbti per fondus. Pavyzdžiui, viešindama kaip antai ES parama, yra visokių nevyriausybinių organizacijų, kurios irgi į tai pakliūna, kad gauna tuos pinigėlius, tai pinigėliai po to dalinami žiniasklaidai ir per tai formuojama tam tikra viena nuomonė ir susidaro toks įspūdis, kad jeigu, įsivaizduokit, koks nors portalas, jisai nori uždirbti, išlaikyti personalą, techniką, viskas brangu ir dabar atsiranda galimybė dalyvauti kokiam projekte, kur tu turi parašyti straipsnį arba padaryti laidų apie tam tikrą temą, kuri yra, tos temos gairės yra griežtai nubrėžtos. Ką turi daryti? Ir viskas yra pinigai įmetami, o jie yra dideli ir jie yra milžiniški, o taip ir gaunasi, kad pirmiausia yra žiniasklaida administruojama iš valdžios, po to yra korumpuojama, paskui yra seklėja jos turinys ir visa tai dar valdoma per socialinį mediją, kaip per dirbtinį intelektą. Tai dar kalbant į ateitį, tai ateis toks metas, kai iš viso nereikės žmonių, kurie ruošia informaciją viešam transliavimui, nes tai už mus jau daro ir toliau darys, kuo toliau, to labiau darys dirbtinis intelektas. Ir mes ateis laikas, nemokėsim atskirti, kur yra tikra, kur yra padirbta. Tai čia irgi yra tam tikras tikslas,
kad žmogus neturėtų svertų patikrinti, kur yra dirbtinai sukurta, kur yra tikra. O kaip patikrinti, ne? Kaip atskirti? Mes visi turim tą jausmą, tą šeštą jausmą arba intuiciją, nuojautą, kaip mes galime atskirti, kas yra melas, kas yra sumeluota, kas yra tikra. Jeigu mus kasdieną per socialinius tinklus bombarduoja šimtai tūkstančių pranešimų su suklastotomis žiniomis, tarkim, kvietimas kažkur investuoti, kažką pirkti, kažką pasižiūrėti, atsidaryti kažkokį tai portalą ir viskas gerai, tai nieks nieko nesako, neblokuoja tokių žinių, tai leidžiama, nors tai yra rizika prarasti pinigus, visi kalba, kad tai yra tas chuliganizmas internetinis arba kriminalinis pasaulis to naudojasi ir viskas gerai. Bet kaip tik tai pradedi rašyti kažkokią tai alternatyvę nuomonę, na, tarkim, susijusią su pasaulėžiūra, su religija, su ezoterika, jo labiau su dvasinio žmogaus gyvenimu, tai iš karto blokuojama, ne? Tai kaip ir kriminalui leidžia gyventi su savo tais feikais, o dvasiniam žmonių potencialui skleisti žinios yra blokuojamos. Tai vėlgi tas vien faktas rodo tai, kad nėra viskas čia gerai. Tai va, tai nebus galimybės ir nėra galimybės jau dabar atskirti, kur yra suklastota, kur ne. Ir tuo labiau žmonėm neturintys įrankių tą daryti dar bus ateityje sunkiau. Todėl pasikliauti reikia nuojautą, intuiciją. Bet vienintelis ginklas šitoje vietoje yra mūsų gebėjimas tą atskirti, tą filtruoti per savo širdį ir jausti, kur yra tikra, kur yra netikra, kur yra vaidyba. Tų suklastojimo būdų irgi labai yra daug, yra kur aktoriai parenkami, kurie kalba kažką, tai kur animacija parenkama. Aš netgi vieną kartą pamačiau siužetą iš vieno ten kariaujančio šalies ir pamačiau, kad ten visiškai karinė kompiuterinė animacija ir siužetas parengtas šalia užsklanda naudojama kaip iš animacijos. Tai vėlgi tas matosi, reikia ugdyti savyje pastabumą, atkreipti dėmesį į labai tokias smulkės detalės, nes detalėse slypi viskas. Pavyzdžiui, jeigu filmuotas siužetas rodomas kartu su žinia, tai atkreipkime dėmesį, kada, jeigu dabar žiema, o lapai žaliuoja ir pasakojame kaip apie dabar, tai klausimas, ar tai tikra, ar ne? Tai labai daug yra tokių smulkių detalių, į ką reikia atkreipti dėmesį. Antras momentas, patys tie, kurie montuoja žinias, jie vėlgi per savo kaip žmogaus filtrą praleidžia. Vėlgi ten jie, kuo remiasi neaišku, kuo remdamiesi jie filtruoja, gal iš baimės, gal bijo prarast darbą, gal bijo prarast pinigus, gal turi lizingų ir klauso valdžios, nes prarast lizingus, prarast galimybę būstą turėti. Tie žmonės pilni baimių, tie žmonės pilni įvairių tokių baisių įsitikinimų, kurie juos pačius kausto kaip asmenybės ir jie tiesiog tą patį po to skleidžia kartu su ta žinia. Aš daug kalbu, gal kažką norėjau paklausti. Bet tai ir yra, sakykime, galimybė kiekvienam žmogui nepasikliauti viskuo 100%. Nes kai išgirsti naujieną, sakykime, karštą naujieną, kuri yra ištransliuojama keletą kartų per dieną, tiek per radiją, tiek per televiziją, tiek rašoma, sakykime, portaluose. Ir ta karšta naujiena, kaip ir sakai, pasikliaukite jausmu, ta karšta naujiena kartais įneša tokias abejonės. Ir jeigu tos abejonės bent trumpam, sakykime, tau ateina, ir dar vis galvoji, ar čia tikra ar netikra, bet yra juk šalia ir kitų, sakykime, kolegų, bendradarbių ar šeimos narių, kurie taip pat išgirdę tą naujieną, įdomu, ką jie jaučia. Ir galima, sakykime, jau šiuo metu, kadangi tai negalima pasikliauti 100% tikrų pranešimų, kurį reikia tikrinti, o tikrinti šaltinių mes neturime ir jų ko gero nerasime, kaip patikrinti, belieka tik diskutuoti, diskusijos forma, diskutuoti šeimose, diskutuoti
darbovietėse, jeigu ten žmonės, sakykime, taip pat turi ir analizuoja vienokią ar kitokią tą naujieną, nori įsigilinti ir suprasti. Tai diskusijų formą galima išgryninti, galima, sakykime, ir tikėti ją ar netikėti ją, pasirinkti vat, ir to šaltinio, sakykime, tą įtaką į mus. Tai aš sakyčiau, gerai tu ir paminėjai, kad tas jausmas ir yra tikrinti per save, per aplinką, per tuos, su kuriais bendrauji. Aš manyčiau, toks būtų, ar ne? Tokia būtų patikrinimo galimybė. Bet dar galim pakalbėti ir apie laikraštinę formą žiniasklaidą, kuri dėl kažkokių tai priežasčių labai greitai šiuo metu, kas yra surašomas į popierių, išimama lauk. Kaip ir nebereikalingas formatas. Ir ar tik tai nebus čia labai giliai paslėpta irgi tokia detalė, kad rankraščiai nedega. Bet kada galima tą šaltinį atrasti ir pasakyti, va, tu čia kalbėjai, va, tu apie tai rašėjai, tu sakei, kad dabar nuo tų metų bus tas ir tas, o dabar tu keiti savo nuomonę. Realiai tai yra galimybė visą šitą informaciją kaupti kaip istoriją ir ją vėliau kažkur ten sukelta, istorinius puslapius ir panašiai. Bet šiuo metu visa laikraštinė spauda, popierinė spauda dingsta iš rinkos. Ir ką tu galvoji, kodėl yra pasirinktas toks, sakyčiau, negi žmonės skaityti nebemoka, negi žmonės nenori čiupinėti popierių ir atsisėdę ramiai kažkur tai perskaityti gamtoje ar savo namuose, nebūtinai lysti tos ekranus. Kodėl tai yra? Kodėl ta spauda šiuo metu galima pirštų suskaičiuoti, kiek yra belikę? Kas atsitiko? Tai, kad žmogus iš principo yra tinginys. Ir šitą dirbtinio intelekto industriją, kuri per didžiosios duomenis renka informaciją apie mus, ką mes mėgstam, ko mes norim, ko mes tikim, ką mes darom, ką mes perkam, tai toliau. Viską apie mus renka. Ir algoritmai paskaičiuoja labai aiškiai, ką mes norime šiandien. Ir pagal mūsų tos pasirinkimus jie parenka tas žinias, kurias mes norim skaityti. Todėl, atsakant į šitą klausimą, reikėtų taip atsakyti, kad tai susijęs su kontrolė. Tai susijęs su tavo kaip asmens kontrolė valdyti tavo pasirinkimus. Ir pastumėti tave ten, kur reikia, kad tu darytum tai, ką reikia. Todėl ir išimama ta popierinė spauda, jinai miršta liktai savaime, viskas perina prie elektronikos, bet elektronikoje viskas yra sekama, valdoma, matoma, peršviečiama, renkama, ir analizuojama. dar ko gero tu gali pakeisti, sakykime, elektroninius pranešimus, tu gali koreguoti. Taip, tu gali pakeisti negi tas žinias, kurios buvo prieš kelis metus. Ir jeigu turėmsis vėl kokį nors šaltinių, kokia garantija, kad jis nėra sufalsifikuotas. Lygiai taip pat, kokia garantija, kad dabar ta žinia, kurią tu girdi, nėra sufalsifikuota. Negi, kuris skamba iš tų kanalų, kurie jau pristatomi kaip teisingi ir dabar madoj tie visi fact-checkeriai, kurie dedasi esą tikrovės ekspertai, žinotojai visko, bet yra ne kas kita, o cenzūra, pati elementariausia cenzūra. Dabar grįžkim truputėlį prie tokios filosofinės šito klausimo dedamosios. Tai vėlgi pasaulis yra reliatyvus dalykas, ar ne, turbūt iš Einšteino teorijos puikiai žinom. Ir yra tokia, jau minėjau šitam pokalbį jo pradžioje, teorija, kad jeigu yra nuomonė, žinia arba faktas arba teorija, tai jeigu jos neįmanoma patikrinti arba jeigu jos neįmanoma patikrinti ir paneigti, tada jinai nėra tikra.
Vat paradoksas. Jeigu aš turiu kažkokią tai temą, ar ne, kažkokį tai tekstą parašiau, videos parašiau apie kažką, gal tai būtų remiasi ir tikrais faktais, ir jeigu to neįmanoma kvestionuoti, rašant prieš arba kritikuojant, tai tokia teorija yra neteisinga. Nes tokiu atveju, tokia teorija yra teisinga, atsiprašau labai, nes jeigu tave galima sukritikuoti, tada yra tavo teiginiai, kuriuos užsakei, kuriuos sukritikuoja, jie yra teisingi. Bet jeigu tavo teiginiai nekritikuojami arba tiesiog sudaromos tokios sąlygos, kad jų neįmanoma paneigti, sukritikuoti, tada reikėtų suabejoti tokiais teiginiais iš principo, tokia žinia iš principo, kadangi jinai išeina iš įsitikinimo tokio kupino puikybės, kad aš esu Dievas. Arba aš esu Dievas tas, kuris nori, kad tai būtų kalbama, ir alternatyvos nuomonės tiesiog neleidžiamos. Arba aš esu tas, kuris tas žinias kūrė ir tai susijęs su mano pinigais, nes jeigu kažkokie turtiniai dalykai tai lemia, tai kitokios žinios gali pakenkti mano verslam, bizniui ir taip toliau. Kitaip tariant, visa tai išplaukia iš supratimo, kad tiek žmogus, tiek ta vadinama noosfera, informacinis laukas, žmonijos tarpusavio bendravimo tokia kaip ir burbulas, spiečius, erdvė, yra pakankamai reliatyvus dalykas, kaip ir viskas šioje gamtoje, Dievo kūrinyje. Todėl ir vėl remsiu vienu tokiu airių filosofu, Robertu Antonu Wilsonu, ir tą mintį galima išgirti iš kitų autorių, kuris sako, kad jeigu tu nori kažkuo patikėti, pirmiausia, sakyk, aš nieko netikiu. Abejojimas arba skepticizmas yra puikus dalykas. Jisai ir duoda raktus arba duoda tokį stimulą ieškoti atsakymų kitokių, negu jie yra paduodami ant lėkštutės. Nes dažniausiai ten, kur yra paduodama ant lėkštutė, sukramtytai kažkas tai, ir neleidžiama kitų lėkštučių ieškoti šalia, arba kas gali būti dar paslėpta giliau, jeigu tas yra blokuojama, tai vadinasi, čia yra netiesa. Kas dažniausiai dabar ir vyksta. Taip. Jeigu atsiranda žmonių, kurie po tam tikrais straipsniais pradeda rašyti kaip ir, sakykime, apibendrinančias kitokias nuomonės, tai realiai tas žmogus anksčiau, bent dabar nebesu girdėjusi, anksčiau netgi užblokuodavo mėnesių dviem jo aktyvų Facebooką. Arba tiesiog iš vis, sakykime, ištrindavo... Kontrolė yra, nes elektroninė erdvė yra kontrolė. Ištrindavo netgi, sakykime, sukurtus YouTube kanale esančius visokiausios pokalbių kambarius ir panašiai. Tai akivaizdu, tai realiai galim sakyti, kad tai yra kontrolė ir kažkam yra reikalinga viena nuomonė ir šalia tie, kurie turi nuomonę, jie tampa pavojingi. Taip, ir dabar taip išeina, kad visa ta mainstreaminė žiniasklaida ir tas, kas valdo tą žiniasklaidą, galbūt per dirbtinį intelektą, gal per didžiosius duomenis, gal dar kažkokios tai yra sistemos, kai tai daroma, visa tai prieštarauja mokslo teorijai. Kadangi pati mokslo teorija kalba apie tai, kalbant popierio žodžiais, kad jeigu tu turi mokslo atradimą ir jo niekas negali sukritikuoti arba paneigti, vadinasi, toks mokslo atradimas yra netikras. Vadinasi, aš tokiu būdu aš pasakau, kad aš atradau kažką tai, bet aš kaip žmogus galiu būti neteisus. Ir aš užleidžiu vietą kūrėjui Dievui, kuris geriau žino, kaip turi būti. Bet aš iš savo varpinės, iš savo įsitikinimų sistemos, iš savo išsilavinimo, iš savo patirties, iš savo įdėtų pastangų kažką atrasti ir suprasti, aš tą pasakau. Tai yra mano. Kaip pradžia. Tai mano originalus širdies darbas, galim, proto širdies darbas. Ir tai turi teisę būti sukritikuota. Nesukritikuotas aš kaip asmuo. Nes dažnai mūsų diskusijos nukrypsta į asmenybės, kad štai jisai kalba, vadinasi, jisai ten vatnikas, durnius, dar kažkas tai. Iš karto kimbama prie asmenybės.
Bet jeigu tu sukritikuoji mano tezės, kurias aš pasakiau ir pateiki argumentus, kurie gali būti kitokie arba įrodo priešingai, tai taip ir turi būti. Tame ir gimsta tiesa. Ir turbūt tie, kurie supranta tą, gali tik tai paantrinti mintį. Bet o kodėl yra tas diapazonas susiaurinamas, kodėl alternatyvos trinamos, arba imituojama, kad tos alternatyvos yra, bet jeigu tu bandai kažką tai ieškoti alternatyvose, dažniausiai negi tų puslapių nerandi internete, kuriuos tu rasdavai prieš 14 dar metų. Viskas ištrinta. Tai kodėl vėlgi diskusijose negalima turėti savo nuomonės, alternatyvos trinamos, pateikiama informacija ant lėkštutės tik tai tokia, kokia reikia. Tai ką tai reiškia? Jo labiau, kad mūsų duomenys yra pastoviai nuimami iš tų ekranų, o dabar mes kalbam, visą tai, ką mes kalbam, įrašoma realiu laiku į laikmenas ir tu turi savo dosie BlackRock'o algoritmų bazėse, ten Silicio slėny ir kažkur tai aš irgi. Ir jau kvantinis kompiuteris, dirbtinis intelektas rūšiuoja. Ir pagal tai, ką mes dabar kalbam, mes gausim po kurio laiko pranešimus, ką mes turim perskaityti per Google. Ir sakys, va to, ką tu kalbėjai, nėra, nes tau ta pateiktis, kuri ateina per Google pasiūlymus, jinai bus tokia, kad joje rasi informaciją, kuri, sakys, kad aš durnas. Nes taip kalbu. Va taip yra. Ir kuo toliau, tuo sunkiau išbristi iš šitos painiavos, juolab jauniems žurnalistams, kurie yra įsprausti visiškai į tam tikrą rėmelį, gana mažą rėmelį, ne į rėmą, bet į rėmelį. Ir jie kaip asmenybės, ko gero, tik tai vykdo tam tikras užduotis, už tam tikrą atlygį ir nebelieka tos žurnalistinės laisvės tyrinėti. Čia yra, ko gero, ateities dar blogesnė bus situacija, nes nebeturėsime įžvalgų. Vat kaip tu esi visgi dirbęs žurnalistinį darbą 30 metų, ar ne? Ir tavo patirtis, tavo aštrus, sakykime, analitinis protas, tavo ranka rašo be pauzių, galėsi sėdęs parašyti vienu ypu didžiausią straipsnį ir panašiai, nes liejasi tekstai. Tokių žmonių nebereikia, nes tokie žmonės, jie gali sakyti, ne, aš šito nerašysiu, man čia neįdomu, arba aš čia matau, kad čia yra melas. O jaunas žurnalistas, jis yra įspraustas į mažą rėmelį už tam tikrą atlyginimą, jis vykdo ir neleidžia jauniems žmonėms pasireikšti per savo tyrinėjimo tą prizmę, nors žurnalistikos specialybė, žurnalistika yra, manau, kad moko kitaip, negu yra iš tikrųjų realybėje. Tai va, ir tavo paties nuomonė, kokia būtų šiandien, tie žmonės, kurie dar ar tikisi, ar eina į šitą specialybę, kokia jų ateitis, kaip tu prognozuotum šitą darbą, sakykime, žurnalisto darbą po 20-30 metų? Kokie bus straipsniai, kokie bus, sakykime, tų žmonių svoriai ir panašiai? Na, turbūt daugelis prisimena, nesenai buvo toksai pranešimas įmestas gan pakankamai jauno žmogaus į vieną iš socialinių tinklų, kur žmogus tame straipsnė publikacijoje, nežinau kaip ten pavadinti, rašinėlis, samprotauja apie tai, kad astrologija yra blogas dalykas, reikia uždrausti. Ir žmogus kalba pakankamai jaunas, tai baigęs tikriausiai aukštosius mokslus, dar netgi kelis. Ir jisai aiškina, kad jeigu ten neegzistuoja raganos, dievai, kažkokia tai mistika,
Tai ir astrologija turi būti uždrausta, nes to gamtoje nėra. Na, paskaičius va šitą rašliavą arba tokius išgirdus samprotavimus, natūraliai kyla klausimas. Greičiau ne klausimas, o pati nuojauta, kad kalba tai ne vienas tas žmogus, o už jos tuvintis tam tikras egregoras arba tų jaunų žmonių kolektyvinis protas. Ir čia atitinka taip, kaip Biblijoje yra pasakyta. Tėvai valgė rūgščias uogas, vaikam atšypo dantis. Matyt, užaugo karta mūsų nepriklausomai Lietuvoje, kurių tėvai buvo partiniai veikėjai, galbūt tarnavo tam KGB, galbūt buvo kažkokie tai, ideologiniai darbuotojai, arba šiaip prisitaikė žmonės, kurie gyveno to sovietmečiu, tikėjo tuo, ką tas sovietinis jiem dėsto, ir visas tas su, kaip sakoma, motinos pienu nuėjo tai naujai kartai, kuriai dabar yra per 30 metų. Keista, juk jie užaugo nepriklausomai Lietuvoje. Ir mokslus baigė nepriklausomai Lietuvoje. Ir atrodytų, kad ta sovietinė ideologija, kurio rėmėsi jų tėvai, jiems kaip ir neturėtų būti savas dalykas arba neturėtų būti jų įsitikinimų sistemos pagrindas. Bet dėja išeina taip, kad tas dialektinis materializmas, Hėgelis, Dekartas, Newtonas, Marksas, Leninas, taip toliau, tas materialistinis dialektinis požiūris, tas lokalinis realizmas, ta visa kova su, kaip ten rusų laikais buvo, lženauka, atsiminė buvo tokiais laikais, kas neprieštarauja ten marksizmui, tam materialistiniam požiūriui, viskas buvo vadinama netikrų mokslų. Ir čia yra tam tikra proto liga, sakyčiau taip tiesiai šviesiai, laikmečio rykštė ir rykštė, kurią dabar tie, kurie tarnavo tais laikais tenai sistemai ir užaugino naują kartą, tai dabar jie nuo tos savo vaikų kartos, kurie valgo rūgščias uogas ir gauna dabar per kepurę. Nes dabar tie užima postus, vietas sistemoje. Sistemai jie parankus, kadangi tai yra pakankamai robotizuota visuomenė, nes jie mato, galvoja ir vertina ir žiūri į tikrovę tik tai materialistiniais šablonais ir tiki mokslu, čia vėlgi tikėjimas mokslu, tai tas pas, gal Allahu tikiu, arba nuo Jėzų Kristumi būdą, tai čia vėlgi ne argumentas, kad taip turi būti, kad tu turi ieškoti, o netikėti, ar ne, turi tirti visą gyvenimą, netikėti aklai. Tai vėlgi, čia yra grįžimas tų pačių energijų, kurios buvo, sakykime, aš kaip ezoterikas galiu sau leisti manipuliuoti tokiais žodžiais ir savokom kaip energijos, egregorai, aš galiu sau leisti, kiti negali. Tai čia yra to grįžimas, to seno raugo grįžimas ir bumerangų vožtelėjimas atgal tėvams, kurie dabar piktinasi. O dabar kodėl? Piktinasi, kodėl pavogė 40 milijonų, kodėl tą stadioną prašvaistė, kodėl vyksta ten tokie čekiukai ir taip toliau. Tai yra ta pati karta, tie 30+, kurios jūs patys ir užauginat. Buvę nomenklatūrininkai, kagėbistai, kas tik tai norit. Jūs tarnavot sistemai, jūs staiga per 2,5 metus persidažėt ir tapot nepriklausomos Lietuvos patriotai. Tai kur jūs buvot 40 metų po karo? Ką jūs veikėt? Aš tai žinau, ką veikiau. Aš vis tiek turėjau veiklos, kuri nelabai buvo susijusi su sovietinės sistemos meilė, reiškia. Tai bet ką jūs veikėt? Ir dabar prieš faktą pastatyti įvykiai prieš visą visuomenę ir dabar mes esame kaip ir bendrininkai, sakykime, šitų įvykių, nes tai atsitiko mūsų šalyje. Ir Marksas, Leninas, visi šitie veikėjai džiūgauja karstuose, kurie ten guli užkasti, nežinau, ir jie mato, kad visa tai, ką jie puoselėja, dabar praėjus
30-40 metų viskas atgyjo ir žydi toliau. Ir tai atėjo ne iš supūvusių rytų, kurie dabar, ten, jų mes negalim net kalbėti apie tą valstybę, ne? Čia kita opera, bet ateina iš Europos, iš kitos pusės. Tai yra didžiulis žmonijos nuostolis, sakyčiau, grįžimas atgal. Ir tas visas grįžimas atgal prasidėjo toks nuožmus kritimas atgal. Toj covidiniai 3 metų epochoje, kai viskas buvo uždaryta, uždrausta ir netgi negalėjai galvoti priešingai. Kai tave tiesiog va taip valdė, kad tu taip mąstytum, man kitaip. Po to prasidėjo karas, po to prasidėjo kiti dalykai. Ir vėlgi tie, kurie tada buvo nomenklatūroje, jie žino, kaip naudoti situaciją. Jie tampa tos propagandos užsakovai. Jie manipuliuoja, kad žmonės bijotų kažko, tai drebėtų, nes jie patys dreba, jie patys bijo. Jeigu tu gyveni materialistiniai pasaulėžiūrai, tu bijai, kad rytoj numirsi. Tu bijai, kad rytoj iš tavęs nieko neliks. Bet mes turėjom tokius pavyzdžius, kaip pavyzdžiui buvo gaujos, ar ne? Lietuvoje buvo gaujos, žinomos, Kauno gauja, Panevėžio gauja, Klaipėdos gauja. Šiandieną ir tos gaujos gyveno pagal tam tikras taisyklės, bet atėjo tokia diena, kad, sakykime, gaujų lyderiai sėdo ir viso šitos gaujos šaknis po biškutį pūva. Bet aišku, daigeliai vis tiek kažkur tai dygsta ir manau, kad taip greitai, sakykime, ir gaujų šaknų niekas taip greit neišraus. Lygiai taip pat, va šitoj situacijoje mes, ką turim dabar valstybėje, neaugančią visuomenę, nebręstančią visuomenę, įkritusią visuomenę į duobę ir nusitempiančią dar 30 mažiausiai metų visą tą jaunimą, kuris ale dėl mados seka tos mūsų to elito informaciją. Na, visą tai kažkada tai mes diskutavom su tokiu nemėgstamu vienu politiku apie tai, bet neminėsiu dabar tų politikų pavardžių, kad kokios reakcijos neišaukt. Bet aš tą pavadinau sovietmečio renesansu. Mes dabar grįžom į LTSR su trenksmu. Ir visokie Griškevičiai, Brazauskai turėtų džiaugtis, kad tu ten plot anapus. Jie išėjo, neišėjo. Jie išėjo, neišėjo, taip. Ir dabar, juo labiau, jie dabar ant bangos vėl, kadangi visą tą marksistinį gaivalą, ten Dekartas, Leninas, Engelsas, taip toliau, visa ta tokia, kaip čia pasakyti, žmogaus naikinimo pasaulėžiūra, kuri remiasi dar giliau nuo Aristotelio laikų, apibendrinti ją galima būtų pavadinti, aš esu mėsa, kaulai, biologija, viskas, daugiau nieko nėra, nes mokslas nieko daugiau neįrodė. Sielos nėra. Įrodė, yra įrodymų tiek, bet vienus įrodymus pasiima, kurie yra naudingi, kitus užkasa po žemėm ir dar sako, kad to nėra. Po to pasiunčia faktų tikrintojus, kurie įrodo, kad to nėra. Ekspertai. Tai vėlgi čia už to slypi, sakyčiau, labai toksai paprastas siekis, labai jisai suprantamas. Labai toks gilus oportunizmas, ta prasme, kad, vadinkim taip apibendrintai vėlgi tas reiškinius, ta vadinama dirbtinio intelekto kultūra, BlackRocko, visi tie Silicio slėnio, kas yra šiuo metu pinigų valdytojai, ne, kurie skirsto, kur turi tekėti pinigai. Jie užsako valdžias, valdžias užsako žiniasklaidas, taip toliau. Ir jiems reikia, negi, aš girdėjau tokį, ir ne tik girdėjau, skaičiau, dabar tik tai per laiko tarpą įsitrynę, kad visas tas sovietinis ir buvo jau sukurtas kaip eksperimentinė bazė, kaip turėtų vystytis žmonija. Juk yra toksai nuostabus rašytojas Evgenijus Zametinas ir jo puikus romanas, kuris vadinamas Distopija. Distopija yra ateities šaržas, ar ne? Kuris vadinasi Mes. Po to jau Orvelas, perskaitęs Zametino romaną Mes, parašė savo vienas
984 romaną. Tai vėlgi, tai yra gairės, tai yra, senai tas yra numatyta. Ir vėl dabar tokia būtų istorinė truputėlį šito klausimo retrospektyva, kodėl tai prasidėjo, galim netgi okultinės šaknis visą to panagrinėti, bet vėlgi čia užtruks daug laiko. Jeigu labai trumpai, tai susiję su Enocho knygos vienu iš posmų, kur kalbama, kad puolę angelai davė technologijas. Atrodo, čia pasaka, atrodo, čia kažkokia tai nesąmonė. Taip, technologijos reikalingos, bet visas tas technologijų bumas atsirado labai žmonijos istorijoje nešvariai. Kai tos technologijos buvo padarytos pasaulėžiūra, iš tikrųjų technologijos yra reikalingos ir mums reikalingi tie telefonai, viskas, bet vėlgi priklauso, kaip tu tai naudoji, koks tavo požiūris. Ir matyt, čia kažkur tai žmonija evoliucijai padarė truputėlį vingį į šoną, arba tiesiog buvo dalis žmonijos nuvesta į šoną, kai buvo įdiegta vieninga tokia pasaulėvoka apie tai, kad visgi technologinis progresas yra svarbiau už žmogų, ne? Už žmogiškumą. Tai tas, mano galva, dabar yra nugalėjęs ir visa šita dirbtinio intelekto industrija remiasi tuo pačiu, kad technologija yra svarbiau už žmogiškumą. Technologinis progresas yra svarbiau už pačią žmogaus esamą. Todėl mes ir kalbam apie tai, kad ta papirinė žiniasklaida numiršta. Tas analoginis vaizdas, fotografijos, filmai, kurie atrodo primityviom kamerom nufilmuoti arba nufotografuoti arba parašyti į žurnalą arba knygą, tu skaitai, tu žiūri, atrodo tiesiai giliai į kažkokį tai šulinį nerį. Viskas dabar suskaitmeninta. Skaitmenizacija atnešė tokią plokštumą, plokštuminį požiūrį, plus visišką tokį minties seklumą, kai tu matai reiškinį, bet nematai semantinio gylio, negali apčiuopti priežasties viso to. O anksčiau mes tą visą galėjom padaryti, nes buvo to papirinė spauda, žiniasklaida. Papirinė spauda, žiniasklaida ugdė nuojautą, intuiciją, vaizduotę. Tai tas buvo labai svarbu, kad vaikai pasakas kurdavo, ar ne, istorijas fantazuodavo, meluodavo. Jie irgi mokėsi iš tų pačių knygų, kaip ir mes, todėl vaikai nefantazavo, jie tiesiog kūrė. O dabar raskite kūrentį vaiką, raskite vaiką pasaką skaitantį, arba tai visą tai iš tokio gylio, iš tokio priežasties pasekmės gilaus suvokimo perkelia tokį lygiagrečią plokštumą, horizontalią plokštumą viską, kur viskas yra nuo A iki Z pasakoma, čia tas, čia tas, čia tas, čia tas. Gylio nėra, aukščio nėra, viskas plokštumoje. Tai vat, tas vat, labai akivaizdu. Ne maždaug kalbu, gal turbūt norite paklausti. Tai realiai dabar mes turim jau šiek tiek link pabaigos žengti ir manau, kad... Turim reziumuoti kažką. Turim reziumuoti, be abejo. Ir aš galvoju, kad reikėtų gyvų susitikimų, gyvų diskusijų ir atsirastų norinčių susėsti, kad prie šito aštuonviečio stalo ir pabendrauti šitom temom, atsakyti vieni kitiems į rūpimus klausimus ir tokiu būdu išlikti savimi. Kaip tu galvoji, ar reikalingi tokie pasibuvimai, pašnekesiai? Pasibuvimai gyvi kažkur gamtoje, salėje, auditorijoje, jie yra gerai. Net meskim tų ir technologijų, nes dažnai mes technologijas naudojam ne pagal paskirtį, o tuo atveju, kai mes gyvai susitinkam, o kažkas iš mūsų yra užsienyje, kitoje valstybėje, bendraminčių turiuomenį, ir jie nori irgi dalyvauti, tai tas yra reikalinga. Aš galvoju, kad metas kurti bendruomenės, pavadinkim tai asociacijom, klubais, kur tiesiog ateina žmonės ir skaito vieni kitiems knygas,
arba daro pranešimus gyvus, ne onlininius, gyvus. Tiesiog galbūt reikia padaryti tokį projektą, dabar madinga tas žodis projektas, ar ne, kai mes galėtume išleisti kažkokį popierinį leidinį tom temam aptarti. Žinau, kad kitose šalyse panašus projektai yra, negi toj nemėgstamoj Rusijoje, žinau, kad yra opozicionierių žmonių, su kuriais aš bendrauju Maskvoje, Piterį, kurie dėja pabėgo į Kiprą, negyvena ten, bet jie yra tarptautinis toksai, kaip sakyti, tarptautinė tokia organizacija, ne organizacija, tendencija, ne, kad žmonės eis į originalų turinį, originalų bendravimą, gyvą. Galbūt senjoram tai ne problema, kadangi 3 amžiaus universitetai, tai toliau jie renkasi, bet va čia kalbam apie tą jauną žmogų, pusjaunį ten, 30-40 plus, ar ne, apie tokią kategoriją, kurie visi įlindę tos sisteminius įrenginius. Jo labiau tie, kurie dar 20 neturi arba apie 20, tai jie tuo labiau yra labai pažeidžiami. Ir tiesiog jeigu susidarytų bendruomenės, klubai, organizacijos laisvų žmonių, kurie laisvai kalba, laisvai reiškia mintis ir visą tai dar įformina tam tikram leidinyje, kuris papierinis, kuris platinamas paštais, kuris skaitomas gyvai, tam tikram dalim galima tą ir elektroniniu būdu daryti, tarkim, PDF formatas. Tai vėlgi, tai būtų alternatyva. Aš kalbu apie tai, kad čia irgi daug kur tas yra, čia yra taip gamtoje apspręsta, jeigu viskas eina į tą elektroninį kalėjimą, tą didžiųjų duomenų, dirbtinio intelekto platformų ir visuomenės algoritmizavimo tokį susisteminimo, suskirstimo į prognozuojamas žmonės, valstybės, taip toliau, kad jeigu viskas tai eina, tai turi būti tam alternatyva. Turi būti tam alternatyva, kuri yra, nu, tokia knyginė, tokia vintažinė, tebūnie atsislikusi, bet jinai gyva. Tai aš manau, kad va šitas dalykas, čia natūraliai tas atsitiks, kadangi jeigu yra spaudimas, kad turi būti vienaip, tai atsiras visą laiką alternatyva. Taip žmonės visą laiką nutinka, kad jeigu yra kažkokia tai kryptis, atsiras, kas eis priešingai. Tai vat, aš manau, kad mes greitų laikų tą irgi pamatysim Lietuvoje. Tai ką tu norisi palinkėti, drąsos, žodis, pati stipriausia jėga. Ačiū Jums, iki kito susitikimo ir nepamirškite paspausti patiktukus ir prenumeruoti mano kanalus. Ačiū Jums, iki.